Kas čia vyks dabar? Apiplėšėjams vidurį baltos dainos. Ne, čia apsveiksi įsirinkiai, žmonės piliečia. Takų, šiandien turėjom dar vieną sekmadienį. Ir kaip jau supratote, esu garažus, kad ir mieste. Danus turiu 3. Du sujungti, vienas atskirs. Tai esmė kokia ir. Kadangi ryto atvažiuojant betons, išpelti pamatą mon garažų, tai tas kelias dainas mes strėlę leidom vieną garaž paruošimo. Ir apskritai, visas tas lentas, viskų stogėlius, viskų imsiu žemėn, šiltinsam, skardinsam, vieną garaž padarysim dar vieną naudojamą, kad būtum vartą, kad būtum daubė, kad būtum apšvietims, elektra, viskas apdažyta, žodžiu, viskas, kad būtum čiki-piki, kad būtum vienas normalus, šalipas antras normalus, anie bus sujungti ir vienas atskirs irgi normalus, sudaubė, suviskau, kad aš šanus galėčiau išnuomoti. Tai dabar biškėlį turėjom reikalų, kol netvažiavo betons, galim visko ardytis, vežtis daiktus, kaip matot, jau biškėlį esu išsardys, tai einam pavyzdėsiam, ko padarysim. Tai turėjom pirm garaž, katras jau man pagrindinis, kaip sakyti, čia viskas ir tvarko. Apšvietėms, 6 LED lempas, rozetės, pykšt, gale, pykšt, žodžiu, viskas ir čiki-piki. Daubė veito, realiai, kur tik padarysiu, tai gal perdažysiu lubas, perdažysiu seinas, baltą, kad būtum šveisos daugiau, grindys išdažysam naują su beton dažas, daubį greičiausiai pabandysim apačią užsandarinti, kad jeigu kokį drėgmėje dar kažkas kaneitom. Visą šmutkės viešam numiai ir turim va čia šitas, Laura jau krausta. Pasveikink su žmonėm. Jo. Nu, tavo žodžiu, kraustomis čia biškėlį daiktus, vešamės viskų įnumus, tai ir nemaža visokių aparatūrų, visokių įrankių. Ir reik viskų išsilopti. Tai jau esu daug maž prasiardys nemaža, nes čia buvau tarpsinis. Tai turėjom vada tokius vatas, tai pavotų jau ir betons. Tai realiai viskų reik plika išimt laukon. Čia šitas iki to tokį kaip sujungimą iškalsam laukon plytas, tai bus pusės einas atidarytas kartu su kitu garažu, kad galėtum laisviau vaikščioti. Į ton pusės einėlis paliksim, kad pasidaryti kažkokį tai vis tiek lentinėlis, dar kažko vis tiek rek, kad būtum biškėlį daugiau kų daryti. Tavot, šiandienos tikslas, Laura išvežios daug daiktų, o aš toliau ardysiuos visas medienas į vieną krūvą, vatas, gipsus į kitą krūvą, nu į žodžiu tep toliau. Nu į pavyzdėkit, žodžiu, išlupau, stumdėmės daiktus iš vieną kampą į kitą kampą, kad išardyt grindis. Ir žodžiu, belieka faktiškai prasidaryti ertmę grino vartam, įsidėti vartus, bet aišku, dar iš išorės reikia nusilupti lentas. Tavo, teik lika, nu čia tada tokį smulkmenas aplinkų lika, bet čia, kaip sakyt, pagrindinius trečio priekabą visokių balkelių, nu žodžiu, visas šiuklės medienas pas babą, sukūrens. Ir turim tokį variantėlį. Reikės, aišku, užtaisyti, tu sujungėjimą gražią padaryti, prašpakliauti, lempas biškelį išdėstyti, išdažyti, visą šmutkės laukon. Nu bet jo, esmė tokie. Ir aišku, vėliau užkalsam šito veiti to seino. Tai realiai bus pusis seinas išimta laukon. Ir čia tokį, kaip sakyti, vis tiek, kad nebūtum nenaudingas veitas garaže. Nes vis tiek dažniausiai būn, kad priekį kažko darbuojais arba gali. Prie šoną jau būn rečiau, kad tu grina, jeigu dirbi prie šoną, tai arba virinį, arba dažą, arba, nežinau, duris keiti. Čia vienintelis
variantas. Tavot. Turim va tokį progresėlį. Ir čia aišku, čia daug šmučių visokių pelnai ir. Bet nieko. Pabiškėlį, tvarkomės. O dabar leku dar vien reis padarysiu. Pas bočėlį nuvešo vis tas atraižas. Iškrausam, maunam numiai. Ir nežinau. Susimatysim greičiausiai pirmadienį. Pirmadienį lauk pragars, nes rodo virš 30 mm. Ne, kaip čia ir. Nu jo, virš 30 mm. Lietaus. Vėsą dieną, nuo 6 ryto iki pat vakar. O betoną atvež 10 valandų. Tai mes pačiam pykį lietaus turėtume pėlį betoną. Tai dar reik biškėlį pamastyti, ką pasiruošti. Greičiausia apsišaudysim su plėvelėm. Pasiruošam. Ta žodžiu, susimatom ryto. Taip, turim kažkur 7 rytą. Važiaunam į betono centrą. Susimokėsim už betoną. Seniai noriu kažkodėl tą pačią dieną, kad sumokėčiau. Ir tą pačią dieną, kad atvežtų. Tai, ten mano jurisdikcija žodžiu. Tai reik tų padaryti, reik užvažiuoti į kramą, pasiimti betoną, vibratorių. Ir viskas. Važiuosim, pasimsim bočėlį. Kol kas nelin, bet dangus toksai tomsus. Ne tomsus, bet vientisą masę tokia atrodo. Tai reik tikėtis, kad baisė nelys bent jau iš pradžių. Kai eitum bent jau išpilti. Gerai, važiaunam. Nu į vat, žodžiu, užsakiau, susimokėjau. Jau pradėjai normaliai lyti. Bet turim plušius, turim vibratorių, užsidangstį su plėvelėm. Tai aš jumis paliksiu loftį, kad matytumėt per tam lepsą, kas vyksta. Ir palinkėkit sėkmės. Varom pelti. Žodžiu, vakar išpylėm ir šiandien turim va tokį vaizdą. 100% nes labai patenkins, bet iš tikro nėra te baisė, kaip galvojau, kad galbūt. Nes, kad žinau, kas gal padaryti stiprus lytus betonų, tai pakankamai neblogai susitvarkė su labai maža pasiekmių. Nors atrodo, kaip koksai bardaks, nors ir bardaks. Bet tu jau parodysiu, ko iš tikro turim. Apsimausam kaliuošius, nes faktiškai neįmanoma be šviesa, nes da viskas ir tiesiog permirkiai. Vakar, karoči, buvo beveik 5 cm, realia 5 cm lietaus iškrito. Tai galite įsivaizduoti ant viso žemės 5 suomus vandens, tai buvo baisė. O dabar visiems, kas nežinot, tai aš esu turėjęs praktiką su betonu, nes pats dirbau Norvegijoje ir mes pylėm realiai statėm tiltus grina Norvegijoje tarp kalnų, tarp upių, pylėm, darėm formas, pylėm, dėjom armatūras ir visą kitą. Tai su betonu turiu pakankamą nemažą šią praktikas. Tai pasižiūrėm, ko turim šiandien. Mes grubiai tariant turim baseinėlį. Čia buvau iškasis daubį, kad galėtum išsivalyti šlangą, bet pasirodo kits krans ansai traukė save. Tai, žodžiu, nereikėjai, bet nesvarbu, turim daubį dabar. Esminis reikalas ir ką atrodo mūsų pamats. Iš pirmo žvilgsnio atrodo visai iš tikrųjų neblogo. Galvojau, kad išplaus, galvojau, kad pratekės per tas plėvelės, bet vakar dar biškėlį nusilopau, kol buvo da šviežias betons plėvelės, kad nustoj lyti. Ir biškėlį su gulčiuku
praskutau paviršių, kad nebūtum aukščiau išlindę lentų, nes mūsų lentų aukštis ir lygia grindų aukštis. Tai aš noriu padaryti, kad viskas būtų, kaip idėlė. Tai va, nusiskutau paviršių, vaizdėlis va toks ir vienur biškėlį žemiau, kitur biškėlį aukščiau, nes kaplėvėlis sugulė, nes biškėlį vienur įspaud, kitur iškyl. Tai žodžiu, bet va tokia situacija šiaip mane visai tenkina. Čia. Bet pasiimsiu vis tiek kelis maišelius betoną ir realiai užsimaišysiu gal čiučiut skystesnį ir prasitepsiu absoliučiai visur, kad būtum kiek įmanoma idealią lygę, nes vis tiek vėliau kapdėsias balkis ant viršaus prisiglaus, kad ant normaliai prisispaustum, kad nebūtum kažkur daubėje ir ten praein, oras vėjais, pot. Nors judėsias paminkštinės, bet vis tiek gal būti problema, kad prapūs. Bet po pirmą reik nusiimti visus tuos viršutinius pagalius, prasišlaut, prasivalyt, pažiūrėti, kiek maždaug man gal reikėti betoną ir nežinau. Bet dar po pirmą jau čia reikia nusisirpti vandenį laukun, nes dabar vandenio ir čia toks grina kaip baseinas, nam nėra kur išbėgti. Tai jau čia išsikasam, nusisirbam ir nusiėmam visas lentas. Apsitvarkiau žodžiu, nusiėmiau visas prilaikančiasias lenteles ir aišku pasilieka čia ir pusė dėžės užpilta, čia ir visa dėžė tušti, nes aš elenas išsikasiau, jeigu atliktom, biškelį daugiau paėmiau, tai gavos, kad čia dar reikia dar pusę dapilti, o čia cielą dapilti. Ir viskas. Ir apeit, apsilygint, lengva su betonu užpakliuoti biškelį, kad nebūtum kažkokiu tai tokių labai didelių daubių. Bet va taip viskas ir atrodo. Nežinau, matysiasi, nesimatys. Padarau. Taip tvarkinga viskas. Galėt matyti vienu ar kitur, kur lentelis taip įlinkusis, biškelį ten. Tokis veitas biškelį lengva su betonu. Čik. Ir vis tiek ant anų nesivakščios, tai kaip užsidės balkis, vis susispaus, neturėtum nutrupėti. Nors kad ir gal skilinėt, bet vis tiek bus lygiau ir užsisandarins tvarkingiau. Galim pavyzdyti, lygiai yra, ne? O tepo. Čiki, viskas tvarkinga pasidirba. Esu iš tikrųjų patenkins. Apnuojama visas lenteles, biški su gulčiuku prakaiščiau absoliučiai vis perimetrą, kas buvo išlindę per viršų. Tai reikės tik tas nusišlauti ir prasitepsim su betonu. Dabar dar kol nepradėjau lyti, nes atrodo debes nekokiai, reik varyti į miestą. Reik varyti į garažus, ir ten turim biškelį elektrikų darbų pasidaryti, nes ir dingus elektra, kaip žinot, tas garažas aš norės nuomoti ir aš nenoriu, kad būtum kažkokių tokių problemų su elektra, kad denginėja žmonės, po tas kombin ir aš negalėsiu lakstyti. Tai varom išspręsim problemą. Važiuonu. Atvariau į garažą, bet pradėjau lyti, taip jau nebenormaliai, kad galėčiau daryti kažko laukį su elektra. Bet esmė ir kokia. To garažo numeris yra kažkas 24 ir mano kiti du garažai ir kem pirms, kem antras. Tai gaunas, kad jie ir toliau. Ir kažkur 37 garaže viena fazė nutrūko. Kitam garaže dar viena fazė ir po to dar viena fazė. Esmė kokia, kad ir seniai labai laida, jau kokį 40 metų aliuminė laida. Ir problematiška tame, kad tie laida ir pravesti vidau garažus ir eint per visą korpusą. Kas ir belikiai sunku atsekti arba tvarkyti laidus, ypatingai jeigu
kiti savininkai garažų nėra aktyvūs arba iš viso nebėra ir žodžio net neatvažiuojam. Tai kam dalyks, kad aš vis tiek turiu trifazį pripot realias skydinės, į to dėžutę ateina trifazis ir į čia jungsiu trifazinį kabelį ir išvesiu per lauką ir teisę per visus korpusus iki savo 2 garažų. Ir ten tiesiogiai atsivesiam 3 fazės ir nebebus jokių problemų. Bet kadangi lien, tai man rods, kad pasidarbausiam prie ML, nes atvažiavo detalių iš Trodo, gavau dar, buvau išvežęs aukštas slėgės siurblį į kada restauruotų. Tai žodžiu, restauravo į sedą, žodžiu, taip atrodo. Čia buvo didžiausia problema rasti, kas anus tvarka, kas anus restauruon. Ir esmė, kad už tokį aparatą restauravimą 150 €, kur naus kainuoja apie, kaip minimum nuo 400 iki vos ne 800. O toks aukštas slėgės siurblys. Žodžiu, tai va, čia ir nuo 2.7. Tai man rods, kad eina, realiai visur, kur 2.7 ir E klasė, ir po to ten G klasė, man atrodo, turi 2.7 ir ML turi 2.7, žodžiu, su 2.7 150. Tai va, turim detalių, grįžo tas siurblys, turbo tebė dar išsiųsta restauracijai, dar nieks nepaskombina, bet čia turim realiai visas detalės, kad susirinktumėm realiai nuo tos vietos, nuo turbos, nes čia paliksim laisvas, tiek turbo grįž, kada pajungti. Tai nuo tos vietos galim absoliučiai viską surinkti. Per tų laiką aš dar pakeičiau naują diržą įdėjau, pakeičiau, kaip sakyti, pagalbinį ratelį ir įtempėjus ratelį, nes jau buvo atrodo, kad biški klibėjai, tai žodžiu, tuos 2 pakeičiau, naujas diržas bošinis. Tavo, tiek į reikalų, tai dabar jaučiu pradėsiu kažku imti iš eilės, kažku ne. Jaučiu pradėsim nuo purkštukų, nes neįstojau, kaip sakyt, giliausia. Ir po biškį dėsam atgal visas naujas arba restauruotas dalis. Žodžiu, lauki, neblin. Bet 8 vakar. Tai nemanau, kad aš jau šiandien begrėšiu ir vesiu kabelį. Tai iš tikrųjų padirbėjau prie ML. Tai va turim tokį progresėlį. Tai iš tikrųjų labai daug surinkau ir ilgą užtrukau. Tai pradedant nuo pačių purkštukų. Tai visas ertmės, visas skylis reikėjo gerai išvalyti, kurį lenda vidų, žodžiu, išvalyti, dėti naują šaibą, patį purkštoką irgi nupūsti, kaip sakyti, su valikliu. Nukaišti, viską nuvalyti, gražiai švarę, kad būtum viskas čiučiut su tepėmu daviau, kad neprikeptom, neoksidautumės. Ir po to, aišku, ateinantį trasą sumontauti, tada grįžtamoji trasą reikia įsudėti ir žodžiu čia kaip ir taip, po to naus alsuoklį sumontauti, į naus antifriz bačiuks uždėts, naują to šlangą uždėtą naują, kaip naują šlangas biški sunkia lenda. Toliau, kur čia turim, dar reikės kamutą nusipirkti, nes prasukau naują kūro filtrą. Toliau EGR išploviau, žodžiu, išvaliau. Čia pakankama naus ir gal praeitas ar užpraeitas metas keisti. Tai tas realiai praplauti švarus. Naują tą šlangą, nes praeitą buvau jau turėjai kaip skylę, tai tas nepateko maniai.
Toliau, čia labiausiai aš užtrukau iš tikrųjų su visas grinavo tas siurblės. Tai montavau, nuėmiau ir vėl uždėjau, nes gaunas apačia ir toks varžtelis ir ant ir faktiškai tarp diržo ir tarp kūro linijais. Ir tų varžtelį, kad ten pagauti, žodžiu, reikėjo pasiknysti. Bet niek, aš uždėjau ir čia šitas irgi, veina šlangelė, jeigu matysies, čia yra tarpinėlis, nes ta tarpinėlė jau man ir sena. Va tokį jau ir visio, kas nelaba svarbu iš tikrųjų, kokia bus ta tarpinėlė, nes ana prisispaudavo su tokiu kaip metaliniu. Tai paieškosiu tuo, paieškosiu kamutą tam, tai žodžiu, čia viskas bus lengva, uždėsiu ir kaip ir bus viskas padaryta vis toj pagrindinėje veito. Ir aišku, liks dabar su turba. Tai turba turės kažkad parvažiau, da neskombina, kad padarė, bet įtariu, gal bus ryto, sakė, veina 2 dienas į Vilnių, aš išsiunčiau. Tai atrestauraus to. Tavot, teik ir reikalų, visas šlangelės, visas fiškės, visko reikėjo gražiai tvarkinga susivedžiuoti vėl, visokius straipus susistraipinti atgal, kur buvo, kur nebuvo, žodžiu. Bet turim tokį vaizdėlį, iš tikrųjų žiauriai džiaugiuosi, kad tą pasidariau. Tai aišku, reikia tikėtis, kad viskų nepamiršau nieką, viskas ir tvarkinga, visur viskas suveršta. Aida purkštukam laikančiusius varžtus naujus, su dinamometriniu raktu 7 newtonų, tikšt, ir tada buvo parašyta 90 laipsnių, ir po to da 90. Tai žodžiu 180, jau paskutinis. Paskutinis tiem varžtam ir viskas. Tai žiūrėsim, man laikys. Labai tikiuosi, nes labai daug valiau ir švariau, kad žodžiu, kad būtum tvarkinga. Tavo, teik dalių, čia visa dėžė senų, o matot, koks bakelis sens. Tai realiai, ansai gers, bet aš tiesiog vein iš kapans atrodo, aš pakeičiau naują. Vis vaizd gadin. Tad o aš varau numiai, ilsėteis, ryto nuo ryto, greičiausia kanelys. Tai iš pat ryto jau čiupsiam kabelį ir vesiam iki kitų garažų, nes ryto vakare atvarys elektriks ir reikės, kad jau būtų manam paruošta. Esu nupirkęs 16 amperų trifazinius automatus, porą, tai realiai kaip ir visko turiu. Tai reikės tik grėžti, reikės straipinti. Tavo, iki rytojus. Labryt, žmogelė, žodžiu, atvarėm šiandien nors, kaip ir nustebau, kad buvo iš tikrųjų geras. Tai pasiėmiau katuškį, eisam grėšam skylę ir vesam kabelį. Pos dainos praėjai, tai čia esu prasimėtis kabelį, kabelis jungsis tiesiogiai dėžutį, nes mano garažsiai pats pirms, kad transparinis skydins. Tai, kaip sakyt, nebus jokių trukdžių kažkokių, kad jeigu pas kažkų nukeps, nes mane ir pats pirms, ir tas kabelis išeina į lauką, tai reikės dar tik užsilikoninti skylę ir iki pat, kur mašins tau. Tai biškėlį užtruko, kol sustraipino visų, bet ten irgi prasivedė į vidų ir reikės tik tais pakabinti metalinį tą juostelę, kur užsideda automatas. Ir kapė bus viskas paruošta. O aš dabar leku biškėlį iki parduotuvės, reikia paimti dar kokį nors storesnį kabelį, 1,5 arba 1,5 metrų, kabūtom, ir viskas. Ir prikabinsim to dėžėlį, kabūtom. Ir teiki žinių. Tai nežinau, žiūrėsim, ką pas mūsų namus. Gal pakasinėsim, gal pasimaišysim košės, jaučiu pamatas, varom susitvarkyti. Bum. O tevo.
pamatėlis paruošts. Žodžiu, aptepliuojau, kur ir kokius daubis, kokį šiokį tokį neligumą, varelę, kur buvau lentas, vis tiek nepabėga tas normalia betons, tai va biškėlį pratepliuojau viskų, dailė graži. Ir va turim va tokį variantą. Žodžiu, turim pamatus. Tai čia ir liuksas pirmam etapų, nes, kaip sakyt, vis prasideda nuo žemės, nuo pamatų. Ką pasidarysi, taip toliau ir bus tvarkinga, lengva dirbti. Tai va, turim vieną, antrą, tai čia bus keltuvau, čia bus kolona eis į viršų. Ir ten užmetėm visokių baroklų. Tai čia teikti reik dapilti, čia realiai kokį 30 cm jau teik bereik dapilti, tai su visom primaišom įsapilsiu. O čia šitas irgi primetėm, jau vos ne iki viršaus ir irgi reik pelną daubį užpilti su cementu. Tavo, tepo viskas ir atrodo. Čia turim, prasivedžiau gofrą, nes keltuvo dažniausiai 4 ton kojo būn jau, kaip sakyti, variklėlis, hidraulika. Tai iškart pramečiau kabutom. Kabutom viens seino ateinantis laidėlis ir teisė jau į keltuvą, po to nupjausiu lygiai į keltuvo laidus. Tai va, visur armatūras, nieks niekur neišlūžo, vis armatūros pasilika. Tik anas reikės biškėlį gal palankstyti, kada mes būtum, kaip sakyti, teisę. Tai iki žinių, tepo viskas ir atrodo. O dabar, ein valgyti ledų, nes manau, kad nusipelniau. Dar vien dalykėlį pamiršau, kol buvau užtepliuoti, kol grįžau, buvau už tikrą garažę ir man pajungė elektrą. Tai realiai 2,5 valandos užtrukom, bet pasijungi, vis tvarkinga, kelis kabelėlius, galėlius reikės pakeisti biškį storesnius, nes dabar kokį turėjom po ranką, tokį nebuvom pagalvoję apie tų, bet niek tokį. Esmė, kad elektrą turim, viskas veik, tai ir laba šaunė, laba liuks, nes galėsim tada ir panaktinėti, ir kažką paveikti, arba dar kažką paremontuoti. Ekit, peklunka apkaršti. Žodžiu, sėdų trubo. Praėjai iš tikrųjų nuo paskutinį klipą, berods 3 dienas praėjai. Ir gavau turbą. Turbo grįžo iš restauracijos. Pavyzdėkiam, kučią gerą padarė. Žodžiu, va, tep viskas švarė gražiai atrodo. Biškėlsiu pirštų gali prasukti viskų. Čiki-piki, kaip sakyti. O dabar einam į lauką, pavyzdėsim, ten gerą padarėm. Kaip matau, turėjom gražią dainą, o antrą, trečią dainą jau kaip puikia. Pamats pylėm per lytų, bet dabar yra liuks. Ant čia faktiškai neturi šios dizelius, nes tik orą stumda, bet per toliai ir kad parsitraukta, manau. Tai žodžiu, turėsim bakėlį ryto reikia užsipilti. Susiras gal švirkštą kokį, kad tvarkinga neprilaistyti. Ir pripumpauti, turėtum viskas būtų okei. Šitas antifrizą vis atrodo tvarko. Ir kaip žiūrėjau, kaip lyg ir niekur nieks nebėga. Tai ir geri šansą, kad vis turėtum būti tvarko. Tavo, mes va tepkai marinam garažėlį ir reikia jaučiu varyti namai, nes jau šiandien pabaigiam kasti. Tai esu nusikalsi iš tikrą, bet bent jau viską surinkau. Reikia tikėtis, kad ryto užvesam. Tai iki rytojaus. Na, tvarkom, žodžiu. Nusipirkom švirkštų. Vaistinė. Leidom dizeliuką teisę. Į vien šlangelį tenas prisiurbliuosi leidau. Dar reikės įleisti į ton šlangelį, kurią eina iš filtrą. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Pakūrėm.
Atrodo, kad viskas normaliai dirb. Niek nematau, kad kažkas bėgtum. Tai biškėlį leisam prasidirbt, susilakstyt sistemą, biškėlį akumuliatorių čiučiut pasikraus. Reik užsipilti, kiek trūkst, prasilakstys, nusivorins tas, biškėlį vairą, skyščiaus, kaip sakyt, reikia pilti. Pavizėt visus skyščius, galėsim, uždedam kapotą, bandysim prasivažiuoti. Tavo, kaip supratot, susirinkau Emelą, prasilėkėm, važiuojam kaip reikals. Tai pasilgau iš tikrųjų tas mašins. Tai biškėlį veizėsiu, viskas įtvarko, nieks neleid, nieks nebėg. Jeigu kas, koks šlanga, kaip kartas būn, koks kamutėlis, čiučiut prasisukęs. Tavo, dabar kelis dienas pasivažinėsam ir lėksam kai kur kitur. Turim biškelį reikalų. Tai šiam epizodui teik, kaip visiems, kaip vis laik, dėkui, kad vizijot, kam pateka, numetat laiką, susimatysim, kit kart.